Bus įdomu, ar išgirsim žvalų balsą, ar nelabai. Aha. O kokią jūs turit nuojautą, Dovilė? Aš manau, kad visiškai gali nepakelti. Labas rytas. Labas rytas. Čia kalbam su Dovilė? Ne. Su Emilė. Emilė, jūs dar miegojot? Aha. Tai labas rytas, noriu jums tarti jūsų draugę. Labas, brangioji. Labas. Čia Emilė, yra radio centras, čia yra laida Geras rytas, čia yra Giedrė ir Jonas ir čia yra Gero ryto žadintuvas. Mieloji Emilė, jumis labai rūpinasi Dovilė, kad jūs nepramiegotumėte ataskaitos gynimo ir kad jūs pasitiktumėte 4 kursą ir finišo tiesėje, nes esat būsima spaudos inžinierė. Ir dar norim paklausti, kaip tas susitikimas vakar prabėgo? Ar buvo vėlyvas, kur buvo susitikęs su būsimais spaudos inžinieriais? Viskas tvarkoj. Bet jau pabudot, ar ne, Emilė? Jo. Tai labai didelį ačiū jūs pasakykit savo draugiai Doviliai, kuri taip rūpinasi jumis, taip rūpinasi, kad nebūtų jokio pramiegojimo. Gerai, ačiū labai jums. Emilė ir Dovilė, linkim jums pačio gražiausio ryto. Dovilė, misiją įvykdėm, ar ne? Taip, žinoma, ačiū labai. Gražios jums penktadienio dienos. Iki. Dėkui visą. Visada tarp draugų. Radio centras.